Labas rytas, mėlyjeji. Matau, kad po truputį jau jungiatės. Ir šiandieną mes toliau tęsime šeštadienio rytas prasmingai kartu su sesėmis. Tai tikrai kitos sesės lydi malda. Ir pasidarykit skanios kavos, o galbūt jau ją turite. Mano kava liko apačioje, aš savo celėje, vienuolyno celėje. Ir man už nugaros yra ikona, galbūt sunkiai jums įžiūrima, tai Kristaus žengiantis į pragarus ir ten traukiantis už riešo Adomą, paėmęs jį už riešo tiesiog. Tai išties nuostabus tikėjimo slėpinys, kuomet viešpats nužengė į pragarus ir traukė patį Adomą. Tai mane visada įkvėpia tokia ikona, ją galite susirasti Google, ir kad traukia, paėmęs už riešo, ne tik, kad laiko už rankos, bet paėmęs už riešo traukia. Tai kartais viešpats ir mus taip įvairiose situacijose traukia, paėmęs už riešo, tam, kad mus palaikytų, kad ištrauktų ir vestų. Bet tam reikia bent atsigręžimo, bent žvilgsnio nukreipimo į jį. Ir kaip ženklo, jog aš trokštu, kad tu būtum su manimi. Ir kartais taip nutinka mūsų kasdieniam gyvenime ir mūsų kelionėje, jog atrodo sustingstame ir nepajėgime. Nepajėgime keistis, nepajėgime pasitikėti, esame taip nusivylę, jog nebegalime pradėti iš naujo. Ir tai yra bejėgystės akimirka. Tokia bejėgystė, kurią patyrė tiek Petras, tiek Judas po Jėzaus išdavystės. Ir kodėl ta bejėgystės akimirka, nes išgyveno ir vienas, ir kitas neramybę. Judas tas, kuris grąžino izraelitų kunigams tuos pinigus. Ir tas pats Petras, kuris išgirsta dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus išsižadėsi manęs, ir pragydant gaidžiui jis taip pat susimąsto. Tai ir viename ir kitame įvyksta ta akimirka, bet žingsnį turi žengti žmogus. Ir vienas ir kitas išgyveno bejėgystę, bet žingsnį turėjo žengti ir Petras pravirksta atgailos ašaromis. Tai galbūt tas atsivertimo momentas ir yra tas pragaras, kurį mes patiriam, bejėgystės pragaras po NN kartų suklupimo, bejėgystės pragaras, kada nebeturime vilties, bet tai čia ir yra didysis slėpinys. Tik per atgailos ašaras gimsta viltis pasikliauti viešpačiui, per atgailos ašaras. Tai vadinasi, per atgailos ašaras mumise prasiveržia dvasinė ta dimensija, dvasinė tikrovė, kuri ištaria, štai aš viešpatie, imk mane už rankos, trauk mane už to riešo, trauk mane, vesk mane. Ir šventoji Jėzaus Teresė jau yra sakiusi, žinau, kad kas tuo netiki, to ir nepatirs. Taigi mes čia galim pasakyti šią seną krikščionišką tiesą, kurią taip pat pakartoja ir didis teologas Baltazaras. Tikėk ir pamatysi, nes kas netiki, tas nepatirs, o kas nepatirs, nepažins. Taigi įvairiausios mūsų gyvenimo patirtis, ir šiuo atveju kalbant apie sunkiausias gyvenimo patirtis, ar ne, tai kad ir kokios jos būtų karčios, jos taip pat yra mūsų tikrovė. Jos taip pat yra pačios tikriausios. Bet jos gali būti ir ta akimirka, kuomet mes atsiduodame į viešpaties glėbį. Ir tas atsidavimas į viešpaties glėbį pagimdo naują patirtį, naują tikėjimo, naują Dievo artumo patirtį. Tas perėjimas, kuris nėra lengvas, bet jis įmanomas su visišku pasitikėjimu viešpačiu, visiškoje bejėgystėje. Ir čia šventasis kryžiaus Jonas sako, siela šiame gyvenime vienijasi su Dievu ne per suvokimą, mėgavimas, įsivaizdavimą ar kokį kitą pojūtį, bet tik per tikėjimą prote,
per viltį atmintyje ir per meilę valioje. Tai išties, kaip yra gilu, tikėjimo prote, viltį atmintyje, meilę valioje. Tai aš manau, tai yra tas kelias, kuris gali mus pervesti per tą negyvąją jūrą, mūsų sielos negyvąją jūrą, mūsų bedugnę, kurią kartais mes išgyvename ar patiriam. Tikėjimo prote, viltį atmintyje, kitaip tariant, prisimindamas praeities įvykius, kaip Viešpats mane vedė, tai pagimdo viltį, jog Viešpats manęs neapleis ir meilę valioje. Taigi, tikint Dievas tampa ne mūsų veiksmų objektas, bet jis yra šviesa, kurioje viskas pasirodo naujai. Ir tai yra virsmas, kuris karts nuo karto vyksta, tas didysis plėšys mūsų gyvenimo. Bet jis turi įvykti tam, kad įvyktų tikrasis augimas. Ir jis yra skausmingas. Bet tik tais taip gimsta šventumas, tik tais taip ateina šviesa. Ir todėl Dievo patirtis žmogui atsiveria įvairiuose gyvenimo įvykiuose. Ir iš čia ateina tie gyvenimo įvykiai ir į juos ateina nauja šviesa. Nauja šviesa, kuri pirmiausia aplanko mūsų širdies gelmes. Kartais mes tą šviesą nešame labai dirbtinai, kaip sakom, optimizmas, džiugus nusiteikimas, diplomatija. Visa tai yra tokie pasaulietiniai išsireiškimai, bet, kaip sakau, jie turi savo trukmę labai ribotą. Nes žmogus žmogiškai yra labai ribotas, bet žmogus dvasiškai yra neribotas. Ir būtent tada, kai mes atveriam save dvasiniai tikroviai, ji praplečia mūsų žmogišką ribotumą. Tada mes tampam ne optimistai, bet mes tampame vilties žmonėmis, kurie galime paliudyti apie Dievo veikimą savo istorijoje. Tuomet mes tampame ne fanatiški savo tikėjimu, bet tikėjimą liudijame per vidinį tikrumą, kurio negalime išplėšti. Tuomet mes gebame mylėti ne tuomet, kada lydi geras jausmas, gera nuotaika, šviečianti saulė, pavasaris, gėlės, bet gebame mylėti ir savo valia, savo pasiryžimu dėl tam tikrų savo vertybių. Tai, brangieji, nebijokime virsmų, nebijokime savo pragarų, nes Jėzus nužengė į pragarus, kad mus ištrauktų paėmęs už riešo. Tai tikrai tikiu, kad jūs turite tokių patirčių ir bažnyčios istorijoje yra tokių patirčių. Ir viena iš tų patirčių yra mergelė Marija. Vakar mes šventėme švenčiausią Jėzaus širdį, o šiandien minime mergelės Marijos širdį. Ir ką mes galim pasakyti? Viešpats ateina, viešpaties angelas apreiškia, ji pasitikėdama viešpačiu, neturėdama jokių garantų, jokių žmogiškų garantų, jinai tampa išganimo įrankiu. Ir kartais tik viešpaties glėbyje būnant, kur nėra jokio loginio pagrindimo, mes galime ištarti taip. Ir tik laiko perspektyvoje mes galime pamatyti, kaip daug tai duoda vaisių. Tai kai viešpats mus nori vesti iš esmės, jis lydi mus link to, kad mes visiškai atsiduotume į jo glėbį. Tai drąsos. Ypač drąsos tiems, kurie svarsto dėl savo pašaukimo. Ir dabar tai yra laikas, kada galima teikti prašymus į seminarijas ir taip pat prašymus universitetus. Tai drąsos atsiliepti širdies pašaukimą ir drąsos sustoti. Jeigu nežinome, ką daryti, jeigu nesame tikri. Ir be abejo, mes taip pat meldžiamės už pašaukimus ir į mūsų bendruomenę. Tai
Meldžiam, kad viešpats atsiųstų darbininkų, nes tikrai pjūtis didelė. Ir darbininkų maža. Ir meldžiam, kad viešpats atsiųstų. Ir dabar pasimelsiu už jūs, kad viešpats jūs laimintų ir lydėtų šiame šeštadienio ryte. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už šį šeštadienio rytą, už kūrinijos grožį, už tai, kad galime matyti tavo rankos globą ir vedimą, tavo begalinį kūrybiškumą viešpatie, kuris kiekvieną dieną mus stebina. Viešpatie, aš meldžiu už kiekvieno širdies sodą, ypatingai apleistą sodą, ypatingai tamsų sodą, ypatingai mirštantį sodą, kurį kiekvienas galbūt išgyvena ir patiria. Viešpatie, aš meldžiu, kad tu ateitum ir ištartum: Marija, ko verki? Tomai, ko verki? Jonai, ko verki? Adelė, ko verki? Marija, ko verki? Meldžiu, ištark tai kiekvienam, kuris išgyvena ypatingą neturtystę, ypatingą pleistumą, ypatingą bejėgiškumą. Ir padrąsink kiekvieną iš jų visiškai atsiverti į tavo glėbį, kad ten tu galėtum gimti naujai, kad kiekvienas galėtų išgyventi tavo ranką, kaip tu paėmė viešpatie už riešo ir mus traukti. Ateik, šventoji dvasia, įkvėp mus tave šlovinti už kiekvieną dalyką, kuris nutinka mumise, jog jis turi prasmę. Dovanok atvirą širdį, visiškai pasitikėti tavo malonę. Ir Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, jei turite kokių klausimų ar prašymų, norite pasidalinti, drąsiai rašykite mums į Messengerį. Ir ar man asmeniškai, sesė Dominika, Violeta Slepikaitė, ar į vienuolyno Messengerį, tikrai mes atsakysime. Ir dar ką domina, yra viena vieta ar net 2 vietos į ikonografijos savaitę. Tai galite rašyti utenosvienolynas@gmail.com. Tai palaimintas šeštadienio jums ir viešpats arti, ir jis yra iš esmės su mumis. Sveikinimai visiems.